Šitą į blogą nedėsim. Labai įdomus klausimas, bet palaikyk puodelį, nenoriu reklamos daryti. Iš kelintą kartą įsilaikei teisę. Gerai, dabar visi stop. Aš dalyvausiu lenktynėse. Iš tikrųjų neturiu jokios profesionalios lenktynininkės patirties, bet bus labai įdomu save išbandyti. Ir šiaip sugalvojau, kad reikėtų dalyvauti dėl to, kad didžioji dalis lenktynėse dalyvauja vyrai. Ir bus žiauriai įdomu pasižiūrėti, ką moteris be jokios vairavimo patirties, lenktyninės vairavimo patirties, gali pasiekti lenktynėse. Šiaip challenge'as turėtų būti įdomus, nes aš išbandysiu savo jėgas, o jūs galėsit laimėti įvairių prizų, galėsit mane palaikyti ir galite žiūrėti į mane kaip į eksperimentą. Aš nesiekiu ir nesitikiu gal laimėti, bet tikiuosi tikrai atvažiuoti ne paskutinė. Varom pasimsim kavos ir nuvažiuosim į vietą, kur vyks lenktynės, tai papasakosiu truputį plačiau. Aš be kavos negaliu funkcionuoti normaliai, tai čia būtiniausias dalykas ryte. Kavos aparatas toks baisus, nieko gero, varom į degalinę pasimsim kavos. Šitą į blogą nedėsim. Aš turiu pasiaiškinti, kad vakar čia šitie sausainiai. Jie buvo čia, telefonas buvo čia, telefonas krito ir tie sausainiai taip fuk į viršų ir visur išsibarstė. Gerai, tai aš turiu pasakyti ir prisipažinti, kad aš visada geriu overpriced kavą iš degalinės ir moku už ją 5 kartus daugiau. Vien dėl to, kad man yra tiesiog žiauriai patogu. Kartais iš namų šiaip pasiemu tą normalų kavos puodelį, tik tai su juo yra žiauriai riski, nes jeigu važiuoji ir ant posūkio jis gali išsilieti arba tu gali apsitaškyti visas. Atvažiavom kavos, bet pirmiausia, tai tikiuosi, kad Aromatic 89 žiūri, nes čia jų kvapuką reklamuojam. Tai jeigu norėsit pasponsorinti per lenktynės, parašykit būtinai. O jeigu nenorėsit sponsorinti lenktynėm, tai šiaip man asmeniškai tikrai galėtumėte atsiųsti iš tų kvapukų, nes labai fainai. Nu, žinokit, jau kavytę pasiėmėm ir išgėrėm ir atvykom į vietą, kur gegužės 25 vyks lenktynės. Tai jūs priveskit Kačerginėj, Nemuno žiede, gegužės 25 aš važiuosiu šitą trasą. Aš pati negaliu patikėti, dabar tai vyksta kažkokios motociklų lenktynės, tai žinokit, šiurpas eina per visą kūną, negaliu patikėti, kad čia važiuosiu ir aš. Gerai, aš taip greit nelėksiu kaip jie, bet tikrai pasistengsiu paspausti jau kiek ta mano kojelė leis. Jurgita, tai gal užteks jau tą kavą gert, papasakokim biškį žiūrovam daugiau informacijos. Gerai, tai o ką norim žinoti? Nu, man, pavyzdžiui, įdomu, ar tu nebijai dalyvauti šitoje avantūroje ir kaip jauties aplamai? Aišku, aš bijau, aš stovint čia šitoj trasoj, man kojos šiurpsta ir kelienai linksta. Bet šiaip galvoju, kad vis tiek aš pavarysiu kažkiek. Nu, paskutinė tikrai neplanuoju atvažiuoti ir galvoju, kad bus tiek žiūrovam įdomu, tiek man toks challenge'as. Aš kažkaip mėgstu savo gyvenime tokias avantūrėlės. O šiaip kokia tavo ankstesnė vairavimo patirtis, turi gal kažkokios lenktyninės patirties? Lenktyninės patirties ne. Vieną kartą esu gavusi dovanų kuponą, kurio nepanaudojau, dabar jau gailiuosi šiaip. Esu dalyvavusi moterų ralį, tai tas labai patiko. Važiavo, man atrodo, Anykščių rajone. Buvom 5 kolegės. Tai buvo šiaip nerealiai fainai, tik tai ten, aišku, greitis buvo labai ribojamas, ten mieste reikia važiuoti ant 50 ir tokias labiau kaip orientacinės, tai žiauriai smagu buvo. O šiaip tai vairuoju tiesiog gal kaip paprastas žmogus kiekvieną dieną į darbą. Tikrai ne kaip paprastas žmogus vairuoji. Ai, nu tai gerai, mėgstu aštresnį vairavimą, iš tikrųjų man kažkaip tie posūkiai tokie patinka, gal aštresni. O kaip dėl greičio? Stengiuosi laikytis, jeigu ten viršiju, tai leistinose ribose. Ok, tai manau visiems kyla klausimas, kaip aplamai išsirinkai, kokiose lenktynėse dalyvausi. Gerai, čia labai įdomus klausimas, bet palaikyk puodelį, nenoriu reklamos daryti. Mes neštam šiukšlintojai, tai susirinkam, bet reklamos čia nemokamai nedarom. Bet pasikartosiu, kad ieškom rėmėjų. Išsirinkau iš tikrųjų tai žiedinės lenktynės dėl to, kad juose yra mažiausiai šansų mirti. Tada kitas dalykas, kad mano kompetencijos gal leidžia juose dalyvauti, nes ten kaip pavyzdys kokiam ten drifte, tai, nu, jokių šansų man, absoliučiai jokių šansų neįmanoma, nes reikėtų labai ilgai ruoštis, o kitose tiesiog yra didesni reikalavimai. Tai aš tiesiog galvoju, kad man kaip visiškai patirties neturinčiai, manau, kad būtų tiesiog fainiausias, geriausias variantas, nes nenorėčiau nuvaryti į lenktynės, kuriuose atvažiuočiau paskutinę, dar greičiausiai susilaužyčiau pusę kūno dalių. Iš kelintą kartą išsilaikei teisę? Aš savo teisės išsilaikiau, šiaip vairavimą iš 3 karto neturiu ko pasigirti, o teorija iš 2 karto. Nu tai papasakok savo, kaip jauties, kas labiausiai neramina laukiant lenktynių. Iš tikrųjų labiausiai neramina tai, kad neturiu ką apsirengti. Aš galvoju, nu okei, tai yra mėgėjų varžybos, tai jie rengsis tipo tos lenktyninius kostiumus normalius, bet mėgėjai jų neturi, tai negi dabar visi čia jos pirksis. Tai, žodžiu, neturiu
ką apsirengti. Tai okei, žiūrėk, viskas faina, tipo, ten atsakinėjai tos klausimus, bet šiaip ar automobilį tai turi įsirinkti su ko lenktyniausi? Šiaip labai daug žiūriu variantų, bet neturiu kažkokio išsirinkusi vieno modeliuko. Atrodo ir tas geras, ir tas tuo geras, tas gal gražesnis, tas gal greitesnis. Tai žiauriai laukčiau rekomendacijų žiūrovų, koks automobilis galėtų būti tinkamas žiediniam lenktynėm. Ir aš žiūriu, kad kaina būtų maždaug 7-8 tūkstančiai, nes dar šiaip reikės investuoti į jo paruošimą. Žiauriai laukčiau bet kokių rekomendacijų, variantų, galit net skelbimų nuorodas man į komentarus įdėti. Komentaruose rašykit pasiūlymus. Jo, ačiū labai, būsiu žiauriai dėkinga. Ok, tai mieste tikrai gerai vairuoji, bet ar planuoji kažkokias profesionalias pamokas, kaip planuoji patį pasiruošimą? Pirmiausia, tai pasimelsiu dievam, kad jie būtų palankus. Toks emocinis pasiruošimas. Bet jeigu rimtai, tai paguglinsiu vairavimo pamokas, nes nesu niekada gyvenime su tuo susidūrus, net neįsivaizduoju, kur kreiptis. Ir tikrai pati savamoksliškai nieko nesiruošiu, būtinai reikia profesionalų pagalbos. Žinok, Jurgita, man atrodo, šiandien kokius manevrus tu parodyti, tau net nereikia būti realistė, tai konkreti. Jo, čia buvo mano toks mini performances, bet ne viešumai. Ir aš manau, kad tokių manevrų aš lenktynėse negalėsiu padaryti. Lenktynininkas, kuris važiuoja be kuro. Aš vakar Vilniuje buvau, visą kurą išvažinėjau, bet galėsiu užsipilt, kad tau ramiau būtų. Kalbant apie lenktynės, tai jeigu galėtum turėti supergalę kažkokią lenktynėse, kokia būtų? Apie supergalę dažnai galvoju, gyvenime galvoju, žiauriai praverstų ten koks laiko sustabdymas arba ten sulėtinimas. Bet lenktynėse tai manau, kad mašina ir aš ir viskas būtų kaip iš gumos. Kad pavyzdžiui, jeigu atsitrenki, tu atšoki, neišsitaškai, žinai. Nes būtent ta mintis, kad aš atsitrenksiu ir sulaužysiu mašiną, sau susilaužysiu kažką, arba kitą sužeisiu, tai man yra žiauriai baisu. Tai aš jeigu turėčiau tokią supergalę, tai žinočiau, kad nėra ko baimintis. Ir tada galėčiau varyti, spausti, kiek noriu. Ir žinau, kad atsitrenksiu, atšoksiu ir man ramu. Žodžiu, žiauriai lauksiu visokių komentarų ir patarimų, kas man padėtų pasiruošti lenktynėm. Tai nuo automobilio pasirinkimo arba paruošimo, ar aprangos, arba kažkokių vairavimo ten subtilybių. Ir žodžiu, visiems esu pripirkus prizų. Tai čia yra tikrai ne viskas. Čia yra dalis prizų, bet šitų planšečių turim gal ten 10, JBL 8, šitų 15, kvapukų daug. Tai žodžiu, visiems, kas man parašys patarimus, kurie man padėtų pasiruošti lenktynėm, arba šiaip bus labai aktyvus, tai tiek kitam epizode, tiek dar kitam aptarsim tos komentarus ir tikrai atsiųsim visiems prizus. Tai žiauriai laukiu palaikymo, patarimų ir žodžiu, būkit su manim šitoj kelionėj. Ir susitinkam kitam epizode, kuriame bandysiu išsirinkti automobilį, su kuriuo važiuosiu ir turbūt ieškosim treneriuko, kuris man padėtų išmokti tinkamai vairuoti, kad nemirčiau tose lenktynėse. Ate!